Pastaruoju metu Molėtuose vyksta nemažai pokyčių. Plėtojama gyvenamoji statyba, atsirado po daugelio metų pirmasis daugiabutis kotedžų kvartalas. Mes kartu su vystytojais ieškom sprendinių, kaip sukurti patogią aplinką gyventojams. Kartu su gyvenamąja infrastruktūra plėtojasi ir pėsčiųjų takai, dviračių takai, kitos tam tikros laisvalaikio praleidimo vietos. Neužilgo, savaitės dviejų klausimas, kada duris atvers Molėtų baseinas. Šalia jo pavasarį pradės veikti viešbutis. Tai yra pirmas toks irgi objektas per kelis dešimtmečius Molėtuose. Kūrėsi naujas prekybos centras, atsiras papildomai dar kiti pastatai, tiek komerciniai, tiek gamybiniai, ir kūriamos naujos darbo vietos, kas iš tikrųjų džiugina ir leidžia tikėtis to, kad į Molėtus atvyks ir jaunų žmonių su šeimom čia kursis ir kur savo ateitį. Tikrai tikime, kad palaipsniui Molėtai taps tikrąją kurortinę teritoriją, oficialiai įteisinta, ir didžiuosimės tuo, kad Molėtuose gera gyventi, dirbti ir patogu investuoti.